Sveika, chebrytė, dabar trumpas video apie elektrinį dviratį. Čia bus 5 minučių video, tai va, pasijungiau, pasiskolinęs dar 2 akumus savo pakrovėją, dar turėjau vieną akumą, tai čia gaunasi 48 voltai. Nu jo, kem 8 voltai, tai užsisakysiu tram 6 voltų tą bateriją, žinot, kai būna ant paspirtukų, ten paspirtukuose tą bateriją užsisakysiu ir pasijungsiu dar vieną 12 voltų akumą. Tai va, man bus kaip ir kiek pala voltų, kem 8, nu, bet ten didesnė bus, nu, nemoku paaiškinti, nu, ką žinau, va čia baterijos priekis, nu gal kažkur 40 cm, 50, nu kažkas tokio. Ir dėsiu jį ant bagažiniuko. Su zateškiam prisuksiu, oi, kokią prisuksiu, blėt. Tiesiog pridėsiu zateškių, kas nežino, zateškės kas yra, tai sutraukos. Kitaip sakant, sutraukos. Tai va, žiūrėkit, ką aš čia darau, ką galiu parodyti. Kas išeina, tą parodau, kas neišeina, to neparodysiu. Tai va, žiūrėkit. Tai va, pasijungiam. Aišku, tas daugiausia burks, bet pohui mums. Pasijungiam, burzgia. Nu gal išeis kažkaip parodyti, kad veikia. Va, pasikeliam. Gazą. Veikia. Čia joks pedalas nieks. Va, gazą. Oi, blėt, gazas. Veikia. O. Aišku, taip važiuoja, bet kažkodėl trata. Tai nežinau, ką darysiu. Jaučiu, dėsiu didesnę bateriją, kad išviet skeltų. Bet, aišku, nežinau. 12, čia apie kokią 6 voltai. Nu, tai bus 38. Ką pavežtų, 24 bandžiau, net neveikia. Aišku, reikėtų ant kažko pasidėti jį, kad reikėtų rodyti jums, bet neturiu ant ko. Tai va, nu tai va. Jo, va tai va. Tai va. Nežinau, ką daugiau papasakot. Aš džiaugiuosi, kad nors tik tai veikia. Radau bateriją, su pakrovėju, su tuo paspirtuku. Iš to, kaip jisai pala vadinasi. Užmiršau, kaip jisai pala vadinasi. Iš Facebooko radau kažkokią moteris parduoda, tai užsisakiau bateriją 35 eurai ir dar, pakrovėjas dar pitakas, tai kažkur su siuntimu gausis apie 5 eurų, kažkas tokio apie 5 eurų, tai jo. Susiuntimą apie 5 eurų, nu tai, ką žinau, verta, neverta, ką žinau, bet elektrinis dviratis ar neverta, aišku verta. Aišku, aš darysiu, nu, tipo gražiau. Čia bus baterija ant tos vietos, čia baterija, čia pyst laidai ateis, čia pasidarysiu tokią, čia su zateškim pysiu, kad nenukris ta baterija, tas tai neiškris. Čia jau padaryta, nuo pirdos išėmiau, tą nupjoviau, įdėjau ir viskas. Baterija sunkiai įsideda, bet okei. Tai jo, va. Tai va. Irgi bus toksai pat pavadinimas. Tai jo. Taip ir taip. Daugiau neturiu ką papasakot. Aišku, vieną problemą turiu. Traukiu spidometro tą. Ne spidometro, o šitą elektro. Jisai žiauriai senas tas dviratis yra. Jeigu jūs matysit, jisai yra, blemba, neįmatysit, man atrodo, 2006. 2006 metais. Tai jo, žiauriai senas. Tai jo, ką aš įsidėjau. Aš daugiausiai minusų juo net nevažiuoju, nes man atrodo 100 kg jisai net nepatems. Reikės normalaus akumo. Tai va, nebūkit tokie kukų jums, kad nebūtų. Tiesiog, kaip su bėgiais buvo,
kad 300 peržiūrų dėl tokio šūdino video. Tai va dabar 300 čia ant šito video bus peržiūrų ir greičiau pamatysit, kai aš su juo važiuoju. Aišku, pafilmuosiu, kiek galėsiu, tiek mokėsiu, nes niekas kitas nefilmuoja, tik tais aš. Tai va, kodėl kiti youtuberiai tai va iš aukštai nahui filmuoja? Sturna, aš žemai moku. Tai jo, karoči, būtinai paspausk like, parašyk komentarą, o mes susitiksim už savaitę arba už 2. Iki kito karto.